Greitas tiesiog toksai flashas. Am, Aš mėgstu ne tik ten ant grafikų, žinai, užeiti kažką parodyti ten ir taip toliau, kad va, čia ėjom, čia va tą darėm, ta. Geriausia vis tiek žmonėm visą laiką veikia, ta prasme. Pasižiūrėt, galit patys prisistabdyti, jei norit. Nieko per daugiausiai nepasakos, nėra ką čia pasakoti. Paspaudžiat pauzę ir pasižiūrėsit patys. Susilyginti viską galite. Pirma balandžio savaitė. Vaje. O ryčio kaip ir šnekėjom, kai ofise buvai, lygiai tas pats ir atsitiko. Sekmadienio vakaras yra esmė. Tai tą progą, nežinau, jaučiu nuo bitkoino, tada gal ir pradedu. Tai vėl ta pati ten analizė irgi, va, pasižymim break of structure žodžiu, strong swingas, čia reakcija irgi šitą turėjom, ta prasme, nu idealiai. Čia turėjau daug treidų šitoj vietoj, visi break-evenai ir šito va judesio nepagavau. Nepavyko. Tuomet va čia pullbackas didelis, ar ne? Nu ir dabar tas tikrasis judesys. Tai dabar sekantis targetai. Tai tikrai šiti low. Su esant tokiam gaila, kad šitą iš tikrųjų pramargalinau, nes va penktadienį čia turėjau selus irgi, bet, nu, bitkoinas mėgsta funded accountų negali prekiauti negali prekiauti per savaitgalį, palikinėti ten trade ar dar kažką, o su live accountu nenorėjau lysti, nes norėjau jau pailsėti iš tikrųjų, nes buvo intensyvi gana savaitė, nors ir buvau tenai spa, buvau visą savaitę, bet kokiu atveju dirbau, nu toksai tas psichologinis žodžiu, jau nebesinorėjau į tos marketus žiūrėti ten ir rizikuoti. Tai dabar kaip pavyzdys iki čia, ne, nu tai 100% realiai. Manau, čia minučių bėgyje bus. Šiaip šiam 9, 7, 3 labai labai daug šansų, mano nuomonė. Šiam, tam 2 šiam, tokie, sakyčiau, mano kaip ir pirmieji tokie, kur, sakyčiau, matyčiau kažkokį tai atsimušimą. Tai būtų čia. Tai lygiai ta pati analizė, kurią naudoju ir kripto ir tikrai neblogai veikia. Po to užmėsim akį greitai ten į žurnalą, bet tiesiog reikia šiek tiek kantresniem būti, nes va kripto mėgsta bitkoinas ilgiau ten tas konsolidacijas kažkokias, žinai, daryti ir prie to paties mėgsta grįžti daugiau kartų į ten tas ekstremalias zonas. Tai kaip pavyzdys, nenustepčiau, kad dar galėtume grįžti čia ir tada išsijudėti. Bet jau pakankamai čia to likvidumo turim, jeigu va šitas va judesys va visas vyktų va kaip pavyzdys čia, tik po break of structure, ar ne? Nes mes gavom break of structure, naują lower low ant 4 valandų, padarėm čia lower high ir dabar lauksim kažkur lower low turėtų būti, ar ne? Tai jeigu visas šitas būtų vykęs čia, tai tikrai dar turėčiau čia orderių ir taip toliau. Bet mes jau reaguojam nuo dieninio supply, 4 valandų mitigavom irgi va paskutinę žvakę, čia buvau įsižymėjęs dar tavo viką tokį, bet reikėjo tiesiog žymėti paskutinę buy žvakę, ar ne? Ir viskas atitinka. Puikiai, dėl to sakau, ėjau čia į daug treidų, bet gavau daug break-even, nes vis tikėjausi va būtent to, kas vyksta dabar, ir nenusiėmiau tiesiog profitų. Tai čia buvo tikrai didelė suma pinigų nerealizuota. Tai ką toliau matau, kaip elgsimės, tai su 4 valandų grafiku čia turėjom,
liquidity, turėjom liquidity, tada čia turėjom čia, oi ką aš čia piešiu jau, viso jau grybą pjaunu jau per ilgai prie čia tų grafikų. Čia turėjom čioką, bėriš ar ne, žymim paskutinę žvakę. Ir kaina va tiesiog daėjo iki ekstremalių 15 minučių vietų, iki pat va vikų daėjo, tai su bitkoinais reikia laukti tokių va 4 valandų vikų zonos yra geriausi tokie užmetiai savo, ją galima va ir pirkti ir kaip sakant, tas likvidavimus ta prasme, bet galima palaikyti šiek tiek ilgiau va nuo tų zonų, tai su tais, kaip sakant, čia reikėtų labiau būti kantriems ir galima užgaudyti va kelis tos tokius judesius, nes realiai mano visą laiką stop lossas būna tarp 500 ir kokių $600 kažkur. Tai būtų va eras ar ne vienas. Tai kad pagauti ten $2,500 judesi, kaip pavyzdys, čia yra 4,000, va 2,5 ir panašiai. Nu, 5R, pavyzdžiui, nuo šitų va vietų atrodytų va taip, va. Tai tokių tikrai daug ir galima su bitkoinu tiesiog didinti erus. Ten 1:3 jau galima tokių nežiūrėti. Žymiai didesni erai gaunasi. Bet tiesiog reikėtų likti šiek tiek, nu, kantresniem reikia būti. Tai dabar gavom va čia naują lau. Jau tą nusiėmėm čia vidinį. Čia jau yra kaip ir ta pati va zona tokia. Tai norėtųsi sulaukti dabar o kažko tokio ir tada jau čia balls deep būtų galima varyti. O kažko va tokio. Aišku, galim grįžti dar ir į šitą zoną, tikrai galim grįžti. Va į čia iš tas kainas į 8,2. Bet pagal viską čia turėjom va naujas low čia, tada čia lower high ir iš tikrųjų tai va čia sakyčiau su šitu ir imam paskutinę va žvakę. Oi. Kas čia vyksta? Ir va ta zona bet kokiu atveju čia va ir ne yra jau iš jos išjudėta. Ir jinai yra tiesiog viduj būtent šitos. Bet čia žinom, kad buvo fraktalai būtent mitiguoti šiuo atveju. Va taip. Ir tuomet galima žymėti va inside barą. Ir tada jau gaunasi tokia va supply grandinė. Jinai gavosi taip, pražiūrėjom iš vienos va buy žvakės, ane? Bet tokia susidėliojo kaip ir istorija labiau ant tų ekstremų. Dėl to sakau, su bitkoinu reikėtų žiūrėti labiau į va ant tas visokias tas ekstremales va vietas. Kaip čia. Tai kaip pavyzdys, puikios tikrai zonos ir dar čia būtų. Tai va kažką va tokio va galbūt galim sulaukti su rytojum. Nebent čia eisim jau visiškai tiesiai ir nelink šitų 7,6,5. Tai galim tiesiog sulaukti kažkokio mažiuko pullbacko ir tiesiog eiti sell toliau. Bet kokiu atveju, ta prasme, mano nesikeičia biasas, aš bet kokiu atveju ieškosiu sellų bitkoinui rytoj. Dabar tiesiog savaitinę žvakę užsidarinėja, tai lauksiu savaitinio viršutinio viko kažkokio ir tikiuosi didelės žvakės žemyn. Tai su bitkoinu va taip. 15 minučių nežiūrėsiu iš tikrųjų, nelabai yra čia man tolko, ta prasme, analizuotis 15 minučių dabar, žiūrėsiu rytoj tik tais ir jeigu atvirai, tai jau tingiu.
Tada pažiūrim dar auksą. Taip, tai auksas. 4 valandų break of structure. Vėlgi, nusistatinėjom, ar yra bearish ar bullish. Viskas. Esam 4 valandų grafike. Bearish. Auksas vėlgi mėgsta reaguoti į ekstremus. Tai šiuo metu matau tai kaip kažkokį tai profit takingą, nes turim čia zonas. Kaip pavyzdys būtų galima. Manau, kad dar judėsim šiek tiek žemiau. Žinant auksą, va, čia liquidity yra daug. Va šitus, va visus, va bayerius, va visą šitą va, reikėtų sustabdyti. Būtų kaip tik sutampa su psichologiniu lygiu 299, ta prasme čia puikios kainos auksui visus likviduoti. Tai kažkaip baimai, man atrodo, tik nuėmus va būtent šitą lau. Tai mielai žiūrėčiau čia kažkur pirkimus. Dabar iki to laiko čia nėra struktūrinio likvidumo jokio, taip pat turim disbalansą šitoj žvakiai. Pajudėsim šiek tiek į viršų, manau. Šitą, tik neaišku, ar judėsim į viršų, nuimti šito disbalanso. Čia jau kažką nuveikia, ar judėsim dabar. Nes pagal viską, bet kokiu atveju žiūrint, turim higher high, higher low, higher high ir potencialiai galbūt higher low. Kol kas. Auksas bet kokiu atveju ant didesnių grafikų, ta prasme čia daily buvo tiesiog va kažkoks tai didesnės pora žvakių, nuimėm tą likvidumą. Čia, manau, galim grįžti ir iki 2957, iki šitų kainų kažkur. Bet pradžiai žiūrim čia. Tai galimai nuo šitų zonų kažkur pirkimai. Čia užmesim į 15 minučių. Aha, tai turim čia kažkokią reakciją. Tai yra normalu, ta prasme mes turim naujų range'ų, čia begalė likvidumo, tai... Oi. Turim tokį inside barą čia virš būtent to disbalanso, tai įdomios vietos. Ir paskutinė oficiali supply zona prieš šitą bosą, tai čia tikrai orderių gali būti. Tai realiai anksčiau čia tikrai nesėlinsiu nieko. Na ir tada, kas įdomu, tai būtų tiesiog va šitos zonos. Čia kaip minimum. Čia yra mūsų 4 valandų strong swing. Penkiolikos minučių. Matot, šiek tiek atrodo kitaip analizės, ta prasme, bet mes tos pačius bet kokiu atveju konceptus naudojam, bet daugiau su auksu yra, kur liquidity kažkur yra, ta prasme, toksai šiek tiek reikėtų, nes to tęstinumo tokio nėra. Auksas, va, kaip pavyzdys, čia va, geri treidai eina va, būtent nuo tų va, praeitos dienos high ir panašiai, čia buvo va, labai geras treidas, ta prasme. Tuomet čia va kaina sureagavo. Pradžiai va taip, bet jeigu žymėtume paskutinę žvakę, ar ne, irgi buvo reakcija, bet čia jau tapo liquidity. Tai reikėtų daugiau kreipti
DXI žiūri, kai auksų prekiauja ir nelabai jam įtaką daro. Daro, faktas, turim auksas USD, tai daro tikrai. Bet man pagrindai yra um, ta prasme, žiūri sentimentą, ar risk on, ar risk off. Čia kaip pavyzdys, kad auksas krenta ir bitkoinai krenta ten ir panašiai, ir doleris krenta, čia tokių, nu, retai būna. Čia tiesiog žmonės ima profitus ir eina į fiatą. Tiesiog visus ten kažko treidus uždarinėja, realiai ta prasme. Nes ir nafta krito viskas, bet pagal viską auksas nudaro all time highs. Tai reikėtų to neignoruoti. Lygiai čia tiesiog bus kažkokio dydžio pullbackas, jisai galbūt didesnis, galbūt mažesnis, bet kokiu atveju su auksu kilsim į viršų, nes nu stock marketo viskas aišku, kas bus tenais. Ganėtinai bent jau man taip atrodo, kas liečia risk assetus visus, ta prasme. Ir su doleriu dabar, jeigu kaip pavyzdys pradėtume kilti ir doleris pradėtų ir auksas, nežinau kaip tai įtakotų paties aukso kainą. Kaip matot, va, ketvirtadienį krito doleris ir krito ir auksas po to, bet kyla doleris va šiuo metu ir krenta auksas. Tai jisai yra ne tik nuo makro visų dalykų priklausomas toksai, bet ir va būtent nuo tos koreliacijos, bet yra tiesiog, jinai nėra 100% koreliacija. Tai reikėtų iš tus dalykus atkreipdėmės. Man pagrindinis yra, kaip aš prekiauju auksą pagrindę, tai yra S&P Futures. Tai čia man yra toks, ta prasme, nu baisiai atrodo, jeigu atvirai čia stock marketas, tai čia yra kosmosas, dabar čia toksai va tas dropas, galim palyginti. Ai, čia dar nebuvo, buvo 20 metais COVID-o, va, koksai dropas irgi, tai čia panašiai kažkas atrodo, ta prasme, čia iki 4-8, tai tikrai eisim iki čia. Tai, nu, dar vietos tikrai nemažai akcijom pasikorektinti, dar 6, jeigu ne 20 ir ne kokie 25%. Galim drąsiai žiūrint į grafiką grįžti va iki čia. Kas būtų realiai 26%, tai tie doleriai visi iškeisti, jie tikrai kažkur turės būti, alokacija kažkokia turėtų būti padaroma. Tai mano auksas ir bitkoinas irgi, jeigu matau, kad stock marketas krenta, tai, nu, jeigu risk assetai krenta, tai bitkoinai krenta ir panašiai. Tik va su auksu čia buvo toksai, man atrodo, labiau profit takingas tiesiog. Tai aš kaip ir long terme vis tiek bullish ant aukso, tik va dabar įdomu, kaip čia kur nuspręs ten didieji pinigai, kur čia ta vertė, vėl kur risk to rewardas geras yra ant aukso. Ar kaip pavyzdys čia 2,8, ten 2,9 kažkur, ten kaip pavyzdys iki kokios vasaros ten, ne? Ar ir po to vėl į viršų, ar galim tiesiog va, čia kažką nusimti, kažkokiu viku palikti, ta prasme ir toliau judėti į viršų. Nes esmė yra tiesiog įeiti į treidus. Nes va, čia lygiai tas pats, ta prasme, kas čia atrodė jau viskas, viso sukamės. Prie 2,8 turėjom 9% korekciją. Kiek dabar turim? 5% korekcija. Nu, tai reikėtų va, maždaug orientuotis ten į tokius. Ir jeigu turėtume 10% korekciją nuo viršaus, tai va atrodytų va čia, ar ne? Nu, tai čia ta prasme būtų visiškai normalu. Tai dabar va, bus įdomu, ar čia ties tą pusinę ribą mes kažkur stosim, ar stosim va čia. Laikas parodys. Nu ir tada dabar parodysiu kelis treidus tiesiog dėl ko, kaip ką ėmiau. To jau. Matot Google šitą, ne? Čia biškai pervilkau. Jo, turėtų rodyti. Taip, tai pirmieji buvo savaitės antradienis, date first, tai bitkoino pirkimai.
Šiaip gal tiesiog peržvelgsiu, ta prasme, kaip aš ką darau. Tai turiu visos savaitės treidus ar ne, tai išsivedu, žodžiu, instrumentus, kuriuos prekiavau ir kokie jų rezultatai, tada sesijas, per kurias kiek erų yra, tada vidutinę riziką, total returną procentais ir total returną erais. Ir vidutinę treido riziką per vieną treidą, kaip atrodo. Tai būtent čia buvo pirmasis bandymas aukso ir bitkoino su vienu didesniu akauntu, ta prasme, tiesiog pasižiūrėti, ar kaip sekasi viskas. Tai čia buvo bitkoino treidas, ar ne? Tai bitkoino 15 minučių grafikas bullish. Čia buvo šitoj vietoj, va mato, 9 ryto Europos ir Frankfurto low, tai nuėmėm tas, žodžiu, tuos low. Ir įėjau čia suradęs, va, tiesiog pamačiau, kad čia reakcija kažkokia buvo ir realiai įėjau taip tokioj ne kažką vietoj, bet stop lossas buvo žemiau, va, ten tos zonos. Ir nes čia, pavyzdžiui, jeigu brėžtume va čia liniją, tai būtų, palato, žiūriu. Jo, nu čia va, jeigu, kaip pavyzdys, čia būtų naujas high, tai čia artimiausias čiokas būtų buvęs prieš viskam įsijudėjusiu viršų. Ir pavyko after, gavosi taip. Tai toksai kaip ir visiškai clean, be jokių pullbackų, be nieko. Yes. Ir rizika buvo pusė, nu ir tada su auksu šiek tiek jau daugiau parizikavau, nes jau buvo pliuso. Tai bearish, tačiau marketas bullish 15 minučių, bet vidinis bearish. Ir tiesiog ėjau nuo ant marketo atsidarimo, čia kažkur, man atrodo, 17 valandą, kilintą čia valandą. Ai, ne, 19 kem, ne, 18-16. Tai va, dar ką pastebėjau su auksu, kad čia galima kur kas vėliau viską prekiauti, dar irgi prailgėja biški sesija. Tai tiesiog marketui pradėjus rodyti kažkokias ten ant mažesnio time frame va silpnumo ženklus ar ne, tai būtų čia, jeigu brėžtume, tai būtų sweep zona ir būtent su šitu viku reakcija į šitą supply'ų. Ir tiesiog ėjau kuo arčiau, kad gaučiau būtent savo ten tą $5. Pas mane $5 būna stop lossai. Ir targetai tiesiog iki strong swingo, nežemiau. Nes po to iš tikrųjų po šitos vietos čia buvo low, 3101 ir tada šovėm į all time high. Tai čia kai prekiaujat prieš trendą, tai reikėtų būti protingiams. Ir tada čia lempinis poundas, doleris, čia jau buvo psichologinis treidas, emocinis ir po to užsidariau, nes, žodžiu, ten reikėjo payoutą spausti, jo nespėjau, užsidariau, nes reikėjo spausti payoutą, pamiršau, kad 15 minučių reikia pralaukti ir, žodžiu, gavosi taip. Tai rizika buvo didesnė, tenais palikta 1,5%, nes vėlgi aš jeigu einu į pliusą į tą dieną, ta prasme būna, kad ten nusistatau savo minimumą kažkokį ir bet kokiu atveju bearish tiesiog į vidinės struktūros pusę prekiavau. Bet čia buvo pirmas ir paskutinis toksai kartas, kai būtent su šituo accountu, ten, kur prekiauju bitcoiną ir auksą, daugiau neliesiu nei poundo, nei eurų ir dolerių. Tada sekė lossai tiesiog standartiniai, čia manual close before the news, irgi manual close, kas čia 6R, va toks įdomesnis treidas irgi po 4.12 buvo, tai kaip tik va ten toksai kaip, čia buvo mano orderis nefilintas, paliktas ant 0,19, kur sakiau, kodėl čia turėjau orderį. To jau įjungsiu. Tai buvo būtent, kai kaina čia va krito,
Buvo pirmasis inside baras, va čia. 4 valandų inside baras, va šitoj va vietoj. Va taip. Nu, va čia aukso tokie va bairiukai yra, į kuriuos aš atkreipiu dėmesį. Ir čia tikrai riski, bet įmanoma pagauti gerų treidų. Tai nuo tenais, va, kaina sujudėjo, aš nusėmiau gal profitą čia kažkur, žodžiu, būtų buvę dar dvigubai daugiau. Bet, nu, nereikia norėti viso profito. Čia, kad suprastumėt, kodėl įėjau ir gavosi exit, va taip. Tai realiai galėjau laikyti toliau, bet nenorėjau atiduoti, ta prasme, daug profito atgal. Realiai galėjau laikyti toliau, bet išsigandau piniginės pusės, nors man grafikai 1 minutės rodė, kad struktūra yra bullish. Ir galėjau tiesiog laikyti iki tol, kol pradėjau gauti kažkokius ten bėrių ženklus arba daėjom iki kažkokių taigi didesnių zonų. Tai čia jau taip, nu, taip jau yra. Na ir tada paėmiau aukso dar va, pusę procento, break even ir baigiau dieną. Tada sekė penktadienis. Tai čia penktadienis, kai išvažiavau iš spa, žodžiu, ryte ten, va, beleką 10, nuo 10 ryto, ten kažką dar bandžiau čia prekiauti. Bet kadangi jau stipriai profitė, tiesiog buvau galvoju, ai dar, ta prasme, šiek tiek parizikuosiu. Tai buvo 0,5 ir čia geras yra pavyzdys, va būtent čia. Visur 0,5 rizika. Čia galvoju, ai va, pamažinsiu dvigubai mažesnį stop lossą uždėsiu, negu visur kitur su auksu, ar ne? Oi, čia savo, jo, tai čia turėjo būti, net čia 200 pam kažkodėl parašyta, čia turėjo būti $2,5. Visur va, $5, $5, 2,5, o lot sizas buvo toks pat. Tai žodžiu buvo va taip, stop lossas, įėjau, žodžiu, va, $2 ant 1 minutės, galvoju, ai jau ir taip, va, čia aš noriu parodyti tą psichologinę tokią pusę. Ai ir taip, va, tipo, čia buvo accounto highus, tada gavau -0,5, dar -0,5, jau 1,5% pas mane mažiau negu buvo highus dieną prieš. Pradeda visokios tokios va, apsauginės mintis tipo lysti. Ai va, čia mažiau parizikuosiu. Nu tai va, koks rezultatas buvo po. Tai skaičiavau, kad žodžiu ten gal buvo, nu tikrai daug erų, ta prasme buvo daug erų. Tenais buvo, čia buvo tos dienos, ten to momento low ir ten būtų buvę čia kokie 5-6 erai. Jeigu nedaugiau, jeigu būčiau palikęs stop lossą tokio paties dydžio, nes mano stop lossas būtų ten 7-7, jeigu čia įėjimas 8-2-15, tai 7-7-15 būtų, tai va čia 7-8-10, nu tai būtų stop lossas dar žemiau. Ir, žodžiu, čia dėl to užsižymėjau, kad this could have been a high R trade 10R. Tai va 10R tiesiog buvo. Po to sekė čia Bitcoino jau treidai. Tai buvo tas, kurį grupę įmečiau, kur tikiuosi, kad kažkas gal kartu irgi paims. Bet nemačiau, kad kažkas labai mestų kažką per daugiausiai. Tai buvo tiesiog nemitiguota decisional zona. Tai čia va matot 4 valandų čioką, tai faktas čia galėjom kažkur reaguoti, bet reagavom čia dėl to, kad čia buvo decisional zona prieš, čia buvo šita vieta, šitas hype padarė 4 valandų čioką. Tai įėjimai irgi čia įėjau, tai šiek tiek pasimalė, bet stop lossas buvo teisingoje vietoje ir išėjau. Tai čia netgi padvigubinau riziką, nes man tiesiog čia buvo geras įėjimas. Ir tada sekė toliau random treidai, kai grįžau ofise penktadienis po NFP, atidaviau visą šitą pliusą. Tai kaip pavyzdys noriu parodyti, kokius aš valos susimu, kad matytumėt. Va taip, va toksai buvo. Ir taip. Tada prieš vėl toj pačioj vietoj. Ir vėl va, liquidity tapau. Čia turėjo būti break-even, buvau gavęs alertą, go break-even, bet kažkaip po to atsidariau, žiūriu, iškart pakilo, galvoju, ai tipo gal dar neuždėsiu, nu ir gavau stop lossą. Tai čia turėjo būti 0. Man atrodo pasirašiau, jo, should have been a break-even. Nu va, 10 minučių liko, kaip tik ir pabaigsim. Ir Bitcoinas vėl
tas pats šūdas tenais, nu, žodžiu. Ir dar ant galo, va čia, ai, paimsiu aukso bajų, tai čia buvo aukso bajus prie praeitos dienos lau. Tai realiai šitų treidų aukso bajus buvo turbūt geriausias, ta prasme, šitą, ta prasme, prisiemu losą, kaip man jisai buvo geras. Anie tokie žinojau jau, kad ten randomai gavosi, bet šiti ne. Ir viskas. Tai tiesiog pasidarau dar šiokį tokį, visą laiką kažkaip įsivertinu kažkokiu tai nautsu, kaip kas. O rezultatas toks. Tai nežinau, ta prasme gerai. Realiai kol kas šią savaitę bytinu beveik dvigubai geriausius hedge fundus. Tai čia toksai, ta prasme, kaip sakant, ko gali tikėtis, bet čia ta prasme nėra, kad tai visą laiką būna ir čia retai tai būna. Bet it's possible. Tai realiai tokios savaitės užtenka, po to savaitinį payoutą pasiemi ir nuo akaunto naujo pradedi, ta prasme, iš naujo nuo nulio nustatyti. Tai va, tai šiandieną tiek. Ačiū visiems už kantrybę, ačiū man pačiam už kantrybę, 2,5 valandos. Tai šitą videką įkeliusiu į YouTube. Tai iki rytojaus.